Ignė Zarambaitė. Ilgaplaukis Olis. Olis būtų paprasčiausias kiškis, jei ne jo kailiukas. Jis toks ilgas, kad Oliui striksint net pažemę velkasi. Olio tėvai, broliai ir seserys, kiškiai kaip kiškiai, jis vienas toks kitoks. Oho, kokie gaurai! Išsprūdo tėčiui, kai išvydo vos gimusi sūnų. Jeigu ne uodega, taigi neatskirtum, kur galva, kur pasturgalis. Kikeno vyresni broliai ir seserys. Ir vis tik šeima labai myli jaunėlį Olį. Rūpinasi juo kaip tik gali. Tėvai saugo nuo plėšrūnų, jis pats dėl itin vešlaus kailio nuo jų nepaspruktų. Broliai padeda atsikelti, kai šis susipainiojęs tarp savo šerių pargriūna ir užsigauna. Užkibusi ant tvoros ar šakos nukelia žemyn. Seseris kantriai šukuoja susivėlusius jaunėlio kaltūnus, maudo jį ir kerpa, nors kailiukas kaip mat atauga. Kiti vaikai vis paerzina. Kiškis, piškis, ilgaplaukis, šeriuose jis užsirausęs, be. Arba Olis molis lietapėdis pats nežino, kur jam dėtis, va. dažniausiai jis numoja leteną ir tiek, tačiau retsykiais vaikų pašaipos užgauna jo jautrią širdį. Mama pasakojo, neva jo. Taip, sūnau, tavo prosenelis irgi buvo ilgaplaukis. Tiesa, labai išmintingas, visų gerbiamas kiškis, pas kurį žvėris ir paukščiai, susidūrė su gyvenimiškais sunkumais, eidavo patarimų. Taip. Olis, aišku, norėtų būti į jį panašus, bet kartais dvejoja, ar mama truputį neperdeda jį guosdama. Jau mažai kas pamena tą išminčių senolį, o jei ir pamena, negali tiksliai pasakyti, ilgais ar trumpais jis buvo plaukais. Daug metų praslinko. Šiaip ar taip jaunėlis Olis taip pat išsiskiria sumanumu ir vaizduote. Nors bėga lėčiau nei bendraamžiai, jo mintis šuoliuoja sparčiau ir toliau, giliau ir aukščiau nei kitų. Tupėdamas nuošalyje, jis išmoko atidžiai stebėti pasaulį, atrasti kasdienių akimirkų, kuriomis galėtų pasidžiaugti, išvysti žavių smulkmenų, kurių daugelis nemato ir nevertina. Šie gebėjimai jam augant labai pravertė. Štai vieną dieną spoksojo savo į smilgas, kurias vėjas liuliavo, lingavo, palengva pindamas vieną su kita, ir tvykst! Oliui šovė mintis. Palinkęs prie vandens, kad matytų savo atspindį, jis susipynė kailiuką į kasytes. Į 100 kasyčių. Kaip ištyso žvėrių snukučiai, kai išvydo kiškį skuodžiantį per laukus namo. Ar tu matei? Išplėtė akis šermonėlis. Ten Olis? Žioptelėjo barsukas. Bet tai kokiu greičiu nurūko? Negalėjo patikėti pelėnas. Kas ten per super duper turbo šukuosena, plaukuosena? Susižavėjęs išbėrė kirstukas. Tėvai irgi maloniai nustebo. Šaunuolis, Olis. Kietai atrodai, šūktelėjo tėtis. Mano mažas išminčius. Visai kaip prosenelis, gyrė mama. Aš irgi noriu kasyčių, užsimanė vyresnėlė sesuo, tačiau iš jos kailiuko, nežin ką būtum nupynęs. Olis buvo be galo laimingas, pagaliau galėdamas lakstyti ir dūkti su kitais. Susirinko gausus būrys smalsuolių, norinčių apžiūrėti ir pačiupinėti kasytes. Jie kamantinėjo kiškį. Gal ir iš mano kailiuko irgi išeitų šis tas gražaus, ką? Gal bent viena kasytė, ką? Gal išpintum iš uodegos šerių, ką? O gal nors iš ūsų, Dar ką tik siekia būti kaip visi, vaikai ir jaunuoliai staiga panoro išsiskirti. Beveik niekas nebesityčiojo iš Olio. Tik keli vyresni žvėrys burbėjo tarpusavyje, tyliai reikšdami nepasitenkinimą. Kur matyta? Kiškis su kasytėmis, gūžčiojo pečiais kiaunė. Kasytės labai neskanu. Turėjau galvoje, kasytės labai neskoninga, antrino lapė. Gamtoje išsiskirti pavojinga. Atrodyk kitaip ir tave būtinai kas nors suės, garsiai svarstė kėkštas.
Aš tokius keisto plauko žvėris išvis iš miško išvyčiau, griežtai užbaigė ežys. Laimė, šie burbėjimai nepasiekė Olio ausų. Po kurio laiko kiškio šukuosena išsitaršė nuo vėjo ir lietaus, tad jis panūdo susitvarkyti ir išsišukuoti kailiuką. Kai išsipynė 100 kasyčių, Olis tapo purus kaip debesis. Broliai plyšo juokais, seserys irgi prunkštė vos galėdamos susilaikyti, bet matydami sutrikusi jaunėlį jie patarė paprasčiausiai išsimaudyti. Kailiukas suguls ir bus toks kaip anksčiau. Taip ir nutiko. Vos kailiukui išdžiūvus, Olis vėl sumanė jį supinti, kad būtų patogiau. Šįkart į vieną kasą einančią nuo galvos per visą nugarą iki pat uodegos. Gerokai privargo, bet dabar atrodė dar įspūdingiau nei pirma. Žvėreliai visai pametė galvas dėl kiškio stiliaus. Jie sekiojo jį iš paskos ir vis apžiūrinėjo, čiupinėjo jo storąją kasą, tuo pačiu liedami apmaudą, kad neturi tokių ilgų ir vešlių plaukų kaip Olis. Visi jau ėmė su nekantrumu laukti, kokia bus kita kiškio šukuosena. Nejau galėtų būti dar gražesnė? Ne, tikriausiai nebegalėtų. Bet Olis vėl ir vėl juos priblokšdavo. Suko kuodus, rišo arklio uodegas, lipdė standžius spiglius. Olio pasekėjų džiaugsmui naujosios šukuosenos tiko ir jų kailiukams. Oli, aš irgi noriu kuoduko, bent mažulyčio. Prašau, padaryk. Žinai, suveiksiu tau glėbį morkų, meldė stirniukė. Ją į šoną nustumė šernas. Tau netiks, atrodysi kaip vienaragis, sukriuksėjo. Užtad mano šeriai kuodui bus pats tas. Man žudbūt reikia spiglių, įsiterpė šeškas. Į man kirpčiukų, kėlė letina bebras. O aš svajoju apie garbanas, meilinosi meškėnas. Žvėris uoliai zyzė, meldė, kaulijo šukuosenų ir Olis nusileido. Rišo, kirpo, garbiniavo visus norinčius, o norinčiųjų kasdien tik daugėjo. Ir vėlgi, ne visi buvo patenkinti išaugusiu Olio populiarumu. Buvo tylus, ramus vaikis, o dabar jo pilni kampai. Jau nusibodo tos jo šukuosenos, nusivaipė Gegutė. Oho, tikrai, pritarė Sraigė. Aš siūlau apskritai uždrausti šukuosenas. Jos žeidžia tuos, kurie neturi plaukų, skundėsi Gluodenas. Aha, tikrai, pakartojo Sraigė, kuri buvo linkusi visuomet su viskuo sutikti. Olis nugirdo dalį apkalbų, tačiau nerado laiko jų apmastyti. Kiškio galva jau buvo pilnutėlė šukuosenų idėjų. Šiaip netaip išsiaiškinęs, kaip pasigaminti dažų, jis savo kailiuką išdažė žaliai, mėlynai, raudonai, geltonai. Tik pamanykit, spalvotas kiškis, ši naujiena visus išvertė iš kojų. Pirmutinis prisistatė ežys, kadai siūlęs tokius kaip Olis išvyti iš miško. Jis jau pakeitė savo nuomonę. Dabar užsiprašė kiškio nudažyti jos spiglius, kuo spalvočiau, tuo geriau. Po to atskrido truputį susigėdusi Gegutė, mat labai užsigeidė margų kaip povo plunksnų. Taip pat atšliaužė Gluodenas, sumanęs paįvairinti savo pilkšvą odą. Netrukus žvėris ir paukščiai tapo ryškus lyg atvykėliai iš egzotinių kraštų. Eik tu sau, koks grožis, aikčiojo voveres. Tas Olis mūsų lobis, džiugavo žvirbliai. Oho, tikrai, vėl sutiko Sraigė. Po teisybei liko vienas nepatenkintas kurmis. Jis net pašiurpo išvydęs išsidabinusius gyvūnus. Viltingai trynė savo mažas, silpnas akis, bet vaizdas nepakito. Baisu, košmaras, pasaulio pabaiga, tarė žegnodamasis ir skubiai palindo po žemę, kur buvo pratęs tūnoti ir kur tėra viena tikra spalva juoda. Bent jau kurmiui taip atrodė. Galiausiai šeimos ir draugų paskatintas, kiškis atidarė kirpyklą. Jaukioje vietoje, prie pat smilgomis apaugusio ežeriuko. Ten, kur pirmą kartą jam šovė mintis susipinti kaseles. Nedaug reikėjo. Stalo ir kėdės, visa kita jau turėjo.
Ant sienos pakabino pačių ištikimiausių savo klientų ir pagalbininkų nuotraukas – mamos, tėčio, brolių ir seserų. Taip pat prosenelio ilgaplaukio išminčiaus. Šią seną išblukusią nuotrauką jam padovanojo gervė. Ji atkeliavo iš tolių tolybių pasidaryti šukuosenos būtent pas Kiškį. Tavo prosenelis labai žymus filosofas, apie jį statomi filmai, leidžiamos knygos, keista, kad čia jis taip primirštas. Skėstelėjo sparnais gervė. Užtat pas mus jis buvo gerbiamas ir mylimas, kol buvo gyvas. Tai svarbiausia, tarė Olis ir pridūrė. Taip sako mano mama. Na, turbūt jį teisi, šyptelėjo viešnia. Gervė iš kirpyklos išėjo labai išdidi. Dar niekad jos plunksnos nebuvo taip dailiai išpurentos ir papuoštos. Grakščiai atsigręžusi, ji perskaitė užrašą ant kirpyklos iškabos. Pas Olį, super duper turbo plaukuosenos. Ji žurnalistė, keliaujanti po pasaulį ir ieškanti tokių išskirtinių gyvūnų kaip Olis. Vos grįžusi namo parašys apie jį straipsnį. Skrisdama dar bandė suskaičiuoti, kiek žvėrių ir paukščių lūkuriuoja prie puikiosios kirpyklos durų, bet veltui. Gervė pametė skaičių. Gal tau pavyks? O gal tau pavyks? O tau gal pavyks? O tau ar pavyks? Tau tikrai pavyks. O tau pavyks? Gal tau pavyks? O gal tau pavyks, a?